čia servise, gaila automobilis jau ant ralo, tai vienam iš lėtų posūkių turbūt šiek tiek per plačiai pabandžiau užsimoti į lėtą atkarpą ir kažką kieto kliūdėme su ratu ir to pasiekoje vieną iš važiuoklės detalių pažeidėme ir tiesiog ratas pasidarė palaidas. Tai finišavome tą greičio ruožą, praradom rezultatą, bet praradom ir bendrą ralio rezultatą, nes, kaip pasakyti, toliau nebegalėjom tęsti. Dar iki serviso būtume atvažiavę, gal būtume kažką sugalvoję, bet dar vienas greičio ruožas laukia, tai tiesiog negalėjome tęsti kovos. Senokai jau bevažiavai žemžeminį ralį, tai kaip sugrįžimas į tą sniegą? Tai sugrįžimas fantastinis, senai tikrai važiavau, su 4 varomis iš vis nebuvau važiavęs, dar šiek tiek vėlavome su automobilio paruošimu, tai mažokai važiuotas jau buvo pasiruošimui. Tai bendras rezultatas, jausmas labai geras, tikrai labai geras ir pats rezultatas, kaip pasakyti, rodo tą. O lengva adaptuotis, kai automobilis labai klusnus, gali daug reguliuoti pagal savęjį, tai paprastas jo važiuoti, kai jisai limpa prie tavęs. Ar spėsi susitvarkyti Rokiškiui? Tai va, Mindaugas vaikšto, sakė, jau tekintojas jau užkurs staklės sutvarkys viską, tai manau, kad be didesnių problemų. Kokį įspūdį Alksnis greičio ruožai palieka? Ir patys greičio ruožai, ir pati atmosfera, pats šaltis, ledas, tai didelis, labai aukšto lygio sugyvimas. Tai vakar iš viso buvo greitos atkarpos su daug ledo, tai automobilis fantastiškai laikėsi, šiandien daugiau sniego, tai toks jau juvelyrinis važiavimas su daug slydimo. Na ir patys ruožai labai geri iš tikrųjų, pati danga labai gera, tai tikras malonumas važiuoti. Pauliau, per testus sakėm, kad susitiksim pavasarį. Kaip žiūrėčiau, niekaip į pavasarį nepanašu. Jo, bet matai, Darius su žygiu pasistengė ir padarė taip, kad susitiktume už savaitės. Tai netaip turbūt yra, ačiū didelis jiem. Kaip sekasi šiandien tau ir vakar? Sekasi neblogai, vietomis turas, kur greitos atkarpos net laikau. Tai parodo tas rezultatas, kad toksai, kad ne savo tempu dar kokias važiuojam, bet nieko, kažkada pasivysim savo tempą ir važiuosim vėl gerai. Koks tikslas likusiam ruožam? Tai tikslas toks ir yra, pabandyti persilaužti ir tiesiosios spaus gazą. Tai kas iki šios akimirkos nepavyko, kur, žinai, greita, tai jau reikia minti pilnais, tai atsileidi, jungi 5, stabdaisi, tai toks visas važiavimas šiandieną ir vakar taip pat. Kaip tavo Alksnis greičio ruožai? Latvijos ralio specifika tokia tikrai įdomi, geri dopai, greiti, beprotiškai greiti, ypatingai važiemą, bet pasukta gerai, pasukti dopukai labai gerai. Kokie tikslai ateinančiam sezonui visam? Kol kas dar tikslų nedėliojam, tik tais žiūrim, kaip įgyt tą formą greičiau. Tai va tokie tie tikslai, o paskui jau žiūrėsim. Lietuvos čempionatą tikrai važiuosim, o toliau matysim. Ramūnai, tai smagiau su Fabija važiuoti Alksnyje negu su Mitsubishi? Kaip čia pasakyti? Ne tai, kad smagiau, bet kitaip. Kitaip, nauja mašina, žiema, vakar buvo dar naktis, tamsa, tai buvo toks neblogas iššūkis. Bet šiandieną yra diena, visai kitaip, važiuojam, biškį pripratinėjom, greičio vis atsiranda, nenorim perdinti lasdos. Tai viskas būtų gerai, jeigu ne tie falstartai, nes viso nuo vakar tai padariau 3 falstartus. Tai dabar jau bendroji sumoji, ten kažkokie 4 minutės 10 sekundžių. Daugiau nebeturiu gyvybių, jeigu dar kada padarysiu dabar falstartą, tai diskvalifikuos. Tiesiog, aišku, visą laiką norisi startuoti teisingai, bet turbūt pas Mitsubishi būdavo kitaip, nes ten transmisija vėluodavo ir tiesiog kažkaip matyti instinktyviai yra, kad anksčiau paleisti tą pedalą sankabos ir dar kompensuoti tą praslydimą, o čia jinai iš karto labai griebė. Bet mes nurašom šitą ralį kaip mokymosi
ralis. Va, ir po to bus viskas gerai. Kokius pagrindinius skirtumus jauti nuo seno automobilio atsisėdus į šitą? Nu, gal tiesiog du pagrindiniai dalykai, tai yra, aišku, stabdymas, tai labai gerai stoja. Plius jos užkrovimas posūkė, reikia labai agresyviai važiuoti. Netgi tie trejetukai, kurie pas mane užrašyti būdavo su Mitsubishiu, tai jie čia važiuojasi kažkaip pilnais, net leidus gazo. Nu, tai toks jausmas keistokas yra, bet reikia, kaip sakant, tą jausmą į save įsidėti, kad būti užtikrintam, kad taip yra. Tai čia toksai gaunasi mano šiandieną mokomasis procesas. Mangi ne 18 metų, o labai daug, tai aš rizikos kartelę pasilieku biškį mažesnę. Bet šiaip esu patenkintas, nes progresas yra, laikas mano vis gerėja, atžvilgių lyderių mažėja tos atsilikimo sekundės, tai aš skaitau, kad tai yra gerai. Va, o toliau žiūrėsim, dar liko kaip 3 greičio ruožai tie patys, kelio danga dabar bus labiau nusivaliusi, tai dar gal bus daugiau užtikrintumo, pabandysim dar pasižiūrėti, kaip mums čia gausis. Nu, žodžiu, viskas labai neblogai. Viskas gerai, viskas pagal planą. Rezultatai ganėtinai neblogi, net gal truputėlį stebina, bet ne čia mūsų tikslas, tai tiesiog smagu matyti, kad esam konkurencingi, o reikia dirbti ir važiuoti toliau. Tai faktas neapsėjom be klaidų, turėjom vieną apsisukimą antram šios dienos greičio ruože. Tai apsisukom, kur daug mašinų ten krito į griovį ant stogo. Tai mes nenukritom ant stogo, bet ant to kelio, kol išsusikinėjom pirmyn atgal, kad neužstrikti ten kokią 20 sekundžių tikrai sugaišom. O per to viskas neblogai. Viskas kontroliuojama. Kaip ir susitvarko su situacijom po klaidų, ar jį reikia raminti, ar jis pats? Nei pusės žodžio nereikalingo kokpite nebūna, tai jisai viską puikiai supranta, kad sekančiuose posūkiuose neatloštų 20 sekundžių ir nusiramini ir važiuoji toliau, koncentruojasi į sekantį posūkį. Tai viskas buvo gerai, neperdegė, žino jaunuolis, ką daro. Alusnė gal ir gerai, tik tai jaučiu tiekėjas su padangom biškį kažką prašovė, nes žiauriai dyla. Vakar per 2 dopus su plikom grįžom. Tai nežinau, čia buvo atėję dar vieni irgi sakė tą patį, tai nežinau, su ties techninės komisijos šitais kalbėjom, tai sakė kažką tai spręs dėl sarmos, nes nežino ką daryti, nes čia praktiškai visi be padangų. O jūs su MRF-ais važiuojate? Buvom užsidėję MRF-us vakar. Šiandien persidėjome Pirėlius, ką turėjom senų dar. Ir tie tikrai geriau net laiko. Su senais ten klebančiais važiuojam geriau, mažiau dyla negu nauji MRF. Aha. O šiaip kaip, viskas gerai, smaginamės ir vis. Žiema fain. Kaip ruožai tau? Geri. Yra vietam sniego biški daugiau, bet šiaip geri. Čia visada fain. Nu tai vakar turėjom nuotykių, iššūkių, susitvarkėm, šiandien kaip ir panašu viskas kaip ir plius minus gerai, bet dar reikia dadėti rankos. O kokie vakar nuotykiai? Užgesom trasoj. Ieškojom gedimo, galvojom kuro siurblys, pasirodo su elektra, tai 30 minučių prabuvom greičio ruože. Žiūrovai išstūmė į kelkraštį, po to vos išvažiavom. Nu, žodžiu, su nuotykiais. Tai šiandien važiuojam Rally 2 taisyklę jau. Tai va. O kaip šiandien? Nu, šiandien gerai. Nežinau laikų, nežiūrėjau, bet bent jau jaučiuosi kažkur į tą pusę jau. Tai pirmas ralis po žieminis po nežinau kiek metų, po gal 5 metų gal pertraukos. Tai dar daug viską reikia priprasti. Ir dar ralis toks neišlengviausia. Auksinės greičio ruožai išgarsėja. Nežinau, greičio ruožai, tai jeigu turėt drąsos, tai ten, nežinau, dar 70, nu ne 70%, bet kokių 50% galima dėti. Vos ne. Nu gal vietom ten tiesiosiamis tenai gal nedadėsi, bet ten tuose akluose posūkiuose, akluose tramplinuose, tai ten kas eina, matom, tas ir nueina.
Mums Alksnė toks biški eksperimentas, nes mes abu pirmą kartą važiavom žieminį ralį, pirmą kartą naktį, pirmą kartą kartu ir su visiškai nauja stenograma. Va, pirmą dieną tai šis tragedija buvo, nes važiavom su senais hankukais iš VRC ir sukibimo jokio nebuvo. Tai nusprendėm šiandien užmaut pirelius ir jo, atsirado greitis, sukibimas, visai faina, linksma šiandien buvo. Ką tu papasakosi? Nu tai ir finišą sakai, kur laisvėm, tai šiandien toks from zero to hero gavosi. Iš vakar dienos tokių nesėkmių naktį, nesukibimo neturėjom, tai šiandien labai gerai praleidėm laiką ir, nežinau, stenograma gerai, trasos liuks, tai džiaugiamės ir pireliais, ir gerų latviškų žieminių oro. Kaip greičių ruožai Alksnės? Jūs čia daras ir nesat buvę? Jo, niekada. Greiti. Kartais baisu buvo, ypač kai ten už tramplino tie posūkiai ar per trampliną, kas antras posūkis per trampliną. Tai jo, bet labai fain. Tikrai. Kaip žiemos specifika jums? Naktį tai buvo įdomu, nesitikėjau, kad taip bus. Kažkaip, jo, toks kultūrinis šokas biški buvo. O tu? Ką pasakysi? Padėjau tau naktį sugaudyti visus posūkius, kol gaudai mašiną. Tai jo, tai tas pirmas naktinis kartas, turi žieminius, iš vis žieminius naktinis, turi savo žavesio ir baisu, bet ir toks azartas pirmas kartas, bet manau, ką galėjom, tu padarėm, susitvarkėm tenai gerai, o šiandien jau gerai. Šiandien jau ramu buvo. Jo, ramu. Labai gerai šiaip dviese sekėsi, nežinau, man tai labai patiko. Man irgi. Atrodo, kad jau buvom ir važiavę kažkokias vienas naktį. Kas toliau? Gal Sarma. Sarma, o paskui jau Larčiai.